Labas. Sveiki. Labas. Žinom, kad atrodom neįprastai, nes aš niekad prie jos nesėdžiu. Kaip... Sėdėjau vieną kartą. Ir šiaip kažkaip tuščia. Jaučiuosi, kai, žinai, tėvai, kai išleidžia vaikus į universitetą, aš nežinau. Tuščia lizdo sindromas. Bet vis tiek priparkuoju. Taip. Leisim Miglei pristatyti. Sveiki visi. Mes šiandien ragaujame lietuvišką Vorutos Winter Spice raudoną vyną. Man atrodo, šiaip visada smagu labai yra remti lietuviškus brandus. Ir man atrodo, kažkaip turiu nuojautą, kad šitas vynas visai bus skanus ir įdomus. Tai paragaukim. Skanu? Kaip labai skani vyšninio uogienė su kalėdiniais prieskoniais, ne? Tikrai, aš mėgstu daryti visai arbatas iš uogienių, tai... Geras. It's a vibe. Čia biški out of topic, bet pasakė apie arbatas, uogienių, aš šiaip labai nemėgstu vaisinės arbatos, bet šiandien pamačiau, kad turiu su žemuogėmis. Vasaros skonis, bet man buvo grinai žiemos kvapas, ne vasaros. Okay. Ir aš pieno įsipyliau ir buvo žiauriai skanu. Vaisinės arbatos su pienu yra Tai- naujovė, bet exciting. Nes toks, žinai, kaip saugusi pieno kokteilis. Ir ne, mes iš tikrųjų geriam nealkoholinius vynus. Jeigu kažkas nepasitikė mumis, tai negražu taip daryti. Mes esame atsakingos ir labai tvarkingos. Tai va. Taip. Arbatos yra visai kalėdinė tema, Taip. bet vėlgi yra labai keista, nes visai kita dinamika darosi dviese. Kur mergos? Atsakysim jums. Kur kitos vyno mergaitės. Kur mergos? Jau minėjau, man atrodo, prieš porą epizodų ir tiesiog išsipildė tik dabar, Taip. kad Miglė mus paliko dėl šiltų kraštų. Visai suprantu, nes dabar yra šalta, yra snieguota ir aš irgi visai norėčiau būti, kur yra šilčiau ir fainai ir galima vaikščioti be žieminės striukės. Jūs tai irgi tvarko reikalus kaip suaugęs žmogus, Taip. o mes neturim paveikti ir toliau plurkom su jumis. Tai ačiū, kad žiūrit ir ypatingai ačiū. Labai norim padėkoti visiems šiaip, kas žiūri, kas komentuoja ir labai faina, kad jūsų vis daugėja. Žiauriai smagu. Bet ypatingai norim padėkoti Aldonai. Žiauriai cute. Ačiū. Ir taip pat Liberka. Tikrai labai labai gražus, išsamus, ilgi, nuoširdūs komentarai. Labai faina juos skaityti. Kartais net galvom, pala, čia kažkas gal ne taip. Nu, tipo, kodėl žmonės komentuoja tokius nuoširdžius, gražius, ilgus komentarus. Bet tiesiog po to prisimenam, kad mes kaip ir prašėm ir mes kaip ir norim, kad tai vyktų. Tai tikrai labai 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 nuoširdžiai ačiū, žiauriai smagu skaityti. Tas palaikymas iš tikrųjų tikrai, žinai, kai sako youtuberiai visokie, kad jūsų palaikymas reiškia žiauriai daug, bet iš tikrųjų jis labai daug reiškia. Mes smagu, kad turim vieną kitą pakomentuoti, ten padrasinti, kažkaip palaikyti, pasidžiaugti visos kartu, nesijauti tokia vieniša, bet tikrai va iš šono yra dar didesnis toks ypatingas dėmesys tarsi ir labai labai smagu. Tai tikrai labai ačiū už kiekvieną komentarą ir kad jų ateity vis daugėtų. Bet norime ir pabarti jūs, nes žinom, kad daug kas žiūrit ir nesubscribinat ir neleidžiat mums kilti iš žvaigždės. Taip, taip. Tai yra šiais laikais jau internetas toks protingas ir YouTube'as, kad rodo, kiek ten žiūrėtojų yra subscriberiai ir kiek yra nesubscriberiai. Tai net 81 ar kažkiek procentų iš jūsų, mėly žiūrovai, kuriuos mes labai lavinam, bet jūs esat nesubscribinę. Taip, kad čia, tiksliau, ten yra mažas mygtukėlis, yra description'e, tai yra aprašyme ir, žodžiu, visur tikrai žinot, kur galima pasubscribinti, tai jeigu faina, tai prašau pasubscribinkit, nes mums tai padeda algoritmui. Algoritmui. Ir like, subscribe, share. Nes sharing is caring. O šiandien aš nežinau, ar jūs jau įsivaizduojate, ar neįsivaizduojate, bet yra gruodis. Ir kadangi yra gruodžio pradžia, žinot, ką jūs darot? Galvojat, ką dovanosit. Tai aš norėčiau pradėti nuo mini dovanėlės įteikimo tau. Tai sekundėlę, aš už kadrą. Aš nežiūriu. Jūs žiūrėkit. Arba galite reikia nežiūrėti. Tai Austėja gali atsimerkti, nes aš keliavau neseniai ir buvau Stokholme, pamačiau ir pagalvojau apie tave ir labai ir dera prie mūsų džemperio, nes tai yra lapytė tau ant kalėdinio. Tai nežinau, ar tikriausiai nelabai matosi. So cute.
O Bet, Dieve, Tai ačiū. nežinau, mane labai tave priminė, norėjau tau parvežti. Žiauriai gražiai. Aš kaip tik labai mėgstu eglutę puošti dalykais, kurie yra, man prisiminimą kažkokį reiškia. Tai labai fainai tikrai, nes labai gražu. Ir aš prisiminiau tuos auskariukus, kur su lapytam turi. Taip. Čia lapytės visur. Super. Ir lapytės man priminė tave. Super cute. Ir ačiū tam žmogui, kuris darė šitą rankomis savo. Labai cute. O ta proga, čia pasadinsim prie mergų dingusi, čia yra Miglė su Juste. Tikiuosi, kad jau pastebėjo, tai bet žodžiu. Tik tais, jeigu kažkas nesuprato, aš tau irgi turiu mažų domadėlių, nes galvau, kaip čia tuščiom atvaryti, jau čia mes dviese, tai jau kainą reikia įsiteikti kažkaip labiau. Tai žodžiu, neapsimesiu, kad aš pati dariau, čia mano vyro daryta kambučia. Mes vis planavom ją ragauti su drumzlėm, nes čia ananasinio skonio. Tai atsargiai suk, nes labai slėgis gali būti ir ypatingai pabaigonis, būna, kad šauna. Tiesiog apsitaškyti gali, jeigu ką. Naminė. Taip. Ir čia yra žalios arbatos, kas yra dar netikėtų labai. Tai čia tiesiog tiesiai į sveikatą, tiesiai į gerį, tiesiai į imunitetą žiemai. Tai ačiū tau. Ir ačiū tau. Oi, žodžiu, apsidovanojo, mes čia pačios, labai faino. Ankstyvos dovanos. Dovanos yra džiaugsmas. Taip. Aišku, kalbant apie kalėdas, ar tikrai reikia visų dovanų, ar reikia visų plasmasių ir įpakavimų ir visko? Ne. Tai mes norėjom iš pradžių nes šiandien kalbėsime apie dovanas. Tiesiai šviesiai, ką smagu būtų gauti, ką smagu būtų dovanot, kaip galima dovanot, bet visų pirma, tai norim vis tiek paskatinti, kad, ta prasme, pagalvokit, gal užtenka vienos nedidelės dovanėlės? Gal įpakuoti nereikia ten super grand kažkaip, kad iškart išmesto, pavyzdžiui, galima pagalvoti apie tvarius būdus, gal turi ten iš praeitų metų popieriaus, kas tikrai tikiu, kad turit. Arba ten raištelius galit irgi reusinti, panaudoti dar kartą, arba galit nupiešti raištelį, pavyzdžiui. Mano draugai, man atrodo, į Rimi ir Barboros maišus pakavo, nes jie yra labai gražus rudo popieriaus ir jeigu juos išversi ir tada įpakuoji ir gali apipaišyti savo norimais dizainais. Taip pat savo tos įpakuotas dovanėlės tvariai galite, tarkim, dovanoti ne visiems, nes kai aš augau, tai būdavo tas, kad kalėdų senelis atneša ir kažkaip, kai jau išaugi iš to, tai kaip ir visi neša po eglutę visiems. Toks pirminis taškas. Bet tada supratom, kad čia labai daug išlaidų, labai daug kartais ir nenaudingo, streso, to pirkimo, tai tada mes pradėjom tiesiog, yra puikios programėlės, tam, kad išsitrauktum, pavyzdžiui, mes 5, tarkim, šeimoje esam, ir mes tiesiog sudedam savo vardus ir e-mailus, ir mums atsiunčia e-mailą, kam tu tais metais dovanoji, darom tą patį ir su draugais. Taip. Ir tada tau reikia vienam žmogui, tarkim, vienam žmogui šeimos rate, vienam žmogui draugų rate, vienam žmogui gal dar kažkur, bet tikrai sumažina kiekį žmonių, kuriems reikia pirkti, tai ir mažiau streso, daugiau gali apgalvoti apie tą individualią dovaną, daugiau darbo ir minčių į tai įdėti, ir pataupai ir pinigų, ir mažiau išmetamų dalykų, ir kažkaip tiesiog geriau. Tu gali kooperuotis, pavyzdžiui, turi sesę, turi brolį, šiaip su bet kuo, mama, tėčiu, draugiam, tiesiog vienam žmogui gali keli žmonės padovanoti dovaną. Tai tikrai ir tada jau ir biudžetas padidėja, ir daugiau idėjų gali sugalvoti, ir mažiau streso, nes vienas pasirūpina vienu, kitas galbūt kitų pasirūpina. Tai tas visai smagu. Ir nieks nelieka užmirštas tarsi. Tikrai svarbiausia dalis yra, kad nieks neliktų be dovanų. Taip. Taip, bet kokių, nebūtinai materialių, bet apskritai dovanos tai yra numatyti laikas kartu, iš vis mintis, kad tu galvoji apie tą žmogų ir kad ir kokia tai išraiška bebūtų, ten ar laiškas kažkoks, ar dovanėlė, ar kad ir milžiniška dovana, nesvarbu, tiesiog čia kiekvienas pasirenka jau pagal savo galimybės, norus ir vertybės galbūt, tai bet jo, kad ne vienas neliktų užmirštas. Čia žinai, kaip iš tų pasakų visų, kur mergaitė su degtu, kaip pas visas kalėdinis, aš gal čia dabar įsivaizduosiu, biškį pritemsiu, bet mano pasaulyje jos taip atrodo, kad ten liūdi vaikas, žinai, gatvėje paliktas vienas ir žiūri pro langą, kaip šeimos ten pjausto tą kalakų, per kūčias gal ne, bet, žodžiu, pjausto dalykus, skanumynus, visokius švenčia kartu prie tos didelės eglės ir yra tikrai žmonių, kurie dėja, bet, to negali patirti, tai tiesiog pagalvoti, kaip tu gali prisidėti, kad kuo daugiau žmonių pajaustų tą šventišką nuotaiką. Taip. Tiesiog. Tai jeigu turit apsčiai ir galvojat, jeigu aš dovanosiu tik vieną dovaną, tai kur aš kitus savo pinigus dėsiu,
Tai yra labai gražių iniciatyvų. Yra, pavyzdžiui, neatsimenu, kaip vadinasi, bet kur tu gali pasižiūrėti, vaikai surašo savo norus ir poreikius ir tada gali pasirinkti vieną vaiką, kuriam tu šiemet išpildysi svajonės. Ir tai dažniausiai būna tokie paprasti dalykai, kad net iš tikrųjų skaudu skaityti, nes aš nežinau, sakau, mes tokie atrodo išlepę, kažkaip norėdavai ten kažkokios barbės, specifinės ar kažką, o ten vaikai dažniausiai nori striukės, kuprinės, batų, galbūt rogučių, galbūt kažkokio ten, nežinau, flamasterių, bet tai yra tokie paprasti norai, kuriuos mes taip turėdavom ir aš manau, kad tai labai labai graži iniciatyva ir galėtų būti jūsų irgi į kalėdinį sąrašą įtrauktas dalykas, nes jeigu turi daug, tai galit dalintis su visais. Tikrai taip. Ir čia jeigu Miglė sėdėtų šitoj vietoj, bet dabar Miglė, sorry, aš sėdžiu tavo vietoj. Jinai šiaip pasakytų, kad jinai dalyvavo šitoj akcijai, man reikės praeitą žiemą, ar užpraeitą, jinai būtent išsirinko vieną mergaitę. Tiesiog tos mergaitės noras buvo piešybos reikmenis. Miglei būtent surezonavo, nes jinai visai mėgsta kartais papiešti pati. Ir tiesiog ją labai sujaudino tas paprastas noras, mažas toksai, tiesiog piešimo reikmenį, žinai. Tai va, jinai, atsimenu, nupirko ten tokį, kur būna atsidaryti toks plasmasinis didelis, kur su viskuo ten teptukai ir dažai ir flomikai ir pieštukai, nu žodžiu, toks ir vat nuvažiavo ir tikrai reikėjo drąsos tai padaryti, nes jinai važiavo pas kažkokį nepažįstamą vaiką, svetimą, į nepažįstamą šeimą, jinai nežinojo, kur jinai tiksliai važiuoja, bet jinai vis tiek drąsiai viena nuvažiavo, būtent pabuvo su ta mergaitė, ją įteikė, jinai pamatė jos tas akis susižiebusias ir ten, nežinau, Miglė galėtų daugiau papasakoti, bet čia aš kiek atsimenu, kad tikrai buvo ypatinga ir Miglė labai džiaugiasi tuo ir tikrai daug kartų paminėjo, kad jai žiauriai gera, tai tiesiog buvo daryti. Tai kaip tik dabar, man atrodo, metas registruotis vaikų svajonių pildymui. Taip. Ir būna senelių irgi, pavyzdžiui, ten mačiau, skalbenkių jie dažnai prašo, bet tu gali susimest, tu gali su draugai, su darbo kolektyvu. Ofise tikrai galit paskatinti. Taip, tiesiog susimesti, kad ir ten po nedidelę sumą, nes taip vienam žmogui tikrai yra brangu ir prabangu nupirkti skalbimo mašiną, tu pats savo kartais negali, žinai, leisti, reikia suplanuoti tokį pirkinį, bet galima tikrai sugalvoti daug įvairių būdų. Ir aš čia dar noriu pasakyti apie gyvūnus. Tikrai daug prieglaudų daro kalėdinės akcijas įvairiausias. Dabar, žinau, SOS gyvūnai darys gruodžio 10 berods dieną mugę, kur kviečia įvairius kūrėjus Lietuvos, net nesvarbu kokio dydžio ten žinomi, nežinomi, kokie produktai irgi nesvarbu. Tiesiog užsiregistruoti ir savo darbus kaip ir padovanoti jiems su ta mintim, kad toj mugėje ateis žmonės, kurie norės kažką įsigyti ir visus pinigus už tuos įsigytas prekes tiesiog paaukosit gyvūnam. Tai aš pati, jeigu spėsiu, mielai galvoju padaryti kelis molio darbus savo, tai duoti. Ir tikrai man čia, žiauriai faina, žinai. Taip, va čia yra tas smagus dalykas, kad tu gali, aukodamas kitam, dar ir savo kažką atgalinį ryšį, tai visų pirma tiesiog aukojant smagu, kad tu gauni tą energetinį ryšį, bet jeigu jau labai norit gauti ir šiaip kažkokią dovanėlę ir atsiminimą turėti, tai vat tokios mugės labai yra puiku. Taip pat gruodžio pradžioj jau bus dėja praėjusi, kai jūs žiūrite, bet kitiem metam idėja, tai kiekvienais metais gruodžio pradžioje Rotušėje, Vilniuje būna organizuojama, man atrodo, Tarptautinės moterų asociacijos mugė ir labai gražu ir šventiška ir mes jau, man atrodo, nuo mokyklos laikų kažkaip kartais eidavom ir ten irgi pardavinėja labai įvairius dalykus ir valgomus ir nevalgomus ir visokius rankdarbius ir taip pat irgi visi pinigai renkami labdarai. Labai fainai. Ir kartu nepamirškime ir šalies vienos mums visiems dabar aktualios, tai yra Ukraina. Irgi nepamirškit, kad tikrai galima tiesiog išsiųsti savo piniginę energiją kažkam, kam to reikia ir tiesiog netgi tokiu paprastu žinutės ar skambučio būdu prisidėti prie irgi geresnio rytojaus viso pasaulio mūsų. Ir tai nebūtinai turi būti tiesiog, nes mes šnekėjom, kad kai kurie žmonės tikrai turi apsčiai visko, nieko jam dovanų nereikia, tai galbūt jie turi, jie nori padėti Ukrainai, jie nori kažkam padėti ir turi tuos interesus ir tada jūs galite jų vardu irgi paaukoti ir taip vietoj dovanos kažkokios materialinės tokią auką padaryti jų vardu ir pradžiuginti ir juos ir kažką kito, kas tą auką gaus.
Taip, čia netgi mes taip esam ir darę, vėlgi tą pačią Miglę mes paminėsim per savo gimtadienį, jinai sakė, aš visko turiu, aš nieko nenoriu, žinau, kad tikrai labai reikia ir kas nori taikos pasaulyje pasiekti, tai vat būtent jos vardu mes paaukojom Ukrainai ir kartu nupirkom ukrainiečių gamintą žaidimą, man atrodo jau kažkuriame epizode sakė, tai žodžiu, pažiūrėkit, viską sužinosit, bet vat, ne tik kalėdom, bet ir gimtadienio apskritai kaip idėja, tiesiog dovanos tokia yra, vat, kad nebūtinai daiktais galima. Tikrai ir ne vieno draugo, tikrai ir turim Kristupą, jeigu žiūri. Žiūri, tai sakė, tikrai ir visą laiką, ir per kiekvieną gimtadienį, ir žino, kad tai yra svarbu, ir kad ne tik per gimtadienius, bet visada iš tikrųjų Ukrainai, jeigu galit, kiekvieną mėnesį galite atidėti. Taip. Kartais smagu ir tos materialinių. Tai pereisim prie jau materialinių dovanėlių dalies. Pirma idėja, kurią turėjom, kad reikia galvoti, jeigu galvojat, ką dovanot, ką žmogus mėgsta veikti, kokie jo hobiai, kokie jo pomėgiai. Aš galiu pradėti nuo knygų mėgėjų, nes tiesiog vis tiek stipriausiai galima šnekėti apie tai, ką pats žinai, arba kuo pats susidūrai. 3D printeris yra toks išradimas, kurį kai kurie žmonės turi, jeigu netyčia. Ir mano kolegos turi, tai kaip tik Miglės ir Justės nuotraukėlė yra tokiame laikiklyje, kuris nelabai jums čia matysis, bet į kurį galima būtų pasidėti arba nedidelę knygą, arba Kindle atremti ir taip pat patogiai pasidėti skaitimą. Ir taip pat padarė man ne tik šitą laikiklį. Tai kad jeigu skaitai knygą, kuri didelė, kad tau prilaikytų puslapius, tai taip užsidedi ant piršto ir tada paėmė knygą ir va tai va tau čia prilaiko. Irgi su 3D taip, printeriu? Oh my God, aš galvau, tai čia iš AliExpresso? Ne, čia yra viskas vietoje pagaminta šaunolio mūsų kolegos Tomo. Ir tai va, labai smagu. Tai tokie maži dalykiukai skaitytojams, draugams, kurie labai, labai yra smagu. Taip pat tie, kurie skaito ne tik fizinės knygas, bet ir skaityklėje, vienokio ir kitokio. Labai smagu. Praeitais metais mano gauta kombinacija, kur yra laikiklis, skaitikliai ir pultelis, kad gali sukti į burito ir tai va perjunginėti ir virš tavęs kabo, tu skaitai ir perjunginėjai viduje kaldros. Šita tavo technologija, aš vis dar ją tiesiog random tą nuotrauką, gal įtrauksim kažkur, aš ją prisimenu ir aš galvoju, blemba Goda gyvena kitam lygmenį, tipo, ant tiek krūtai, kur aš skaitau, žinai, ir aš galvoju, ne per kur čia, nėra taip krūtai. Tai taip pat, aišku, visą laiką gali būti knygų čekiai, gali būti konkrečios knygos, jeigu žinote, ką jau turi ir ką norėtų žmogus skaityti. Ir taip pat gali būti galbūt visokie kiti mėly dalykėliai. Tai aš kažkodėl šiandien nusprendžiau daryti demonstraciją visų dalykų. Jeigu draugai mėgsta užsiimti dalykėliais ir taip pat mėgsta skaityti, tai pavyzdžiui yra labai puikia kombinacija. Šitas kambarėlis, tai čia yra toks kaip nežinau, knygų parduotuvėlė, mažytė tokia knyginėlis, duoda daug detalių ir gali sudėlioti. Tai čia ne tik knygų mėgėjams iš tikrųjų, čia tiem, kam patinka su mažais dalykėliais užsiimti ir paskui dekoruoti su jais namus. Tai yra įvairiausių ir sodelių visokių, ir kepiklėlių. Visokių ten, iš vis ir fantazinių ten. Characters. Tai tiesiog labai smagu ir galit pasidomėti, labai faina, kad tiesiog tu žmogui padovanoji ir tada jisai leidžia laiką ir paskui turi dekoro elementą, kuris, jeigu aš sugebėsiu surasti, Kamba, kiek čia daug detalių, tai netgi galima elektrą išvedžioti. So cute. Baigėsi mano ilgas monologas apie knygų mėgėjus, nes tikriausiai ne visiems aktualu. Labai cute. Bet jo, aš dabar pratęsiu galbūt su tom aktualijom, laisvalaikių hobiais ir taip toliau, tai tiesiog čia daug, žinai, galim kiekvieną rodyti, aš tai nieko nesivežiau, tai kainą neparodysiu. Mane taip toli reikėjo vežti. Taip. Bet tikrai galima, tarkim, man keramika patinka, tai galbūt kažkokių yra fainų vietų, kur gali palipdyti, arba kažkokį naują. Mačiau dabar šiaip labai daug dirbtuvių sugalvoja, yra žmonės ten, pavyzdžiui, papuošalų pasigamink pats, tipo. Taip. Ir ten, pavyzdžiui, vieną šiandien kaip tik atradau, kad tipo su kokteiliais, žiauriai skaniais kokteiliais, toks tipo ale fancy, ale žiauriai modern, bet gamina papuošalus. Tai irgi, žinai, gali su draugė, kuriai, pavyzdžiui, visai neaktualu alkoholiniai gėrimai ar kokteiliai, gali pasirinkti tiesiog papuošalų dirbtuvės. Bet jeigu kažkuriai, pavyzdžiui, smagu ir taip, šiek tiek fansiškiau ir taip labiau out išvaryti,
Tai vat galima ir tokį pasirinkti. Taip. Tai, žinai, daug visokių rankdarbių, workshopų yra šiais laikais ir tikrai daug žmonių labai daug fainų dalykų kuria. Tai tiesiog netingėti įleisti Instagramą tą patį ar Facebooką, ar parašyti grupsus. Taip. Kas ką siūlo tiesiog ir pasižiūrėti fainų visokių laisvalaikio praleidimo būdų, nes kaip viena iš idėjų irgi yra nebūtinai apčiuopiamas daiktas, o tiesiog laikas kartu, nes, nu, ką mes turim brangiausia, tai iš tikrųjų laikas, nes daiktai gali ir išsimesti, ir pasimesti, ir sulūžti, ir tiesiog nepatikti ir panašiai, o vat laikas kartu, prisiminimai, tai visą laiką yra patys artimiausi ir šilčiausi, tai tikrai vat ir tai pačiai Miglei jau ne kalėdų proga, bet dovanojom kvepalų dirbtuves, tai visai faina idėja, nes tu tiesiog gauni išliekamą kažkokį daikčiuką, jį gali pasitepti, užsiuosti ir panašiai, ir labai faina pramoga ir kartu išmoksti kažko, daryti tokį girls night, ar tiesiog ir su partneriu, ar su mama, ar su tėčiu, su bet su kuo tik tais pasirenki savo, kad ir pasidovano tiesiog praleidimo vat laiką kažkokį. Taip, jeigu vat hobiai labiau tokie su kažkokiais lipdymais ir darbais, tai vat vienas, galbūt hobiai yra kažkokie aktyvus, tai galbūt galit pasižiūrėti žygius to paties trenktūro ar kažko, galit pasižiūrėti, mes su darbu mokinamės šiaurietiško ėjimo ir buvo irgi taip pat labai įdomu ir vat, skatinti aktyvų tą. Ar palaipoto ant uolų, pavyzdžiui, irgi kažkokio čekiko. Tai vat, tikrai, jeigu žinot, kad kažkas kažkam patinka, tai galite arba taikyti grinai tą sritį, arba į sritį, kuri yra šalia, galbūt ir pagalvoti, ar kažkokius daikčiukus, įrankiukus, nežinau, jeigu žmogus tapo gal akvarelės naujos spalvos, arba vat, grinai jau kažkokius iš vis užsiėmimus mieste kažkur. Ir tas laikas kartu šitą geriausiai yra įvaldžiusi Justi šeima. Mes kažkaip irgi pabiškai vat skatinam, kad šeimoje keičiamas vienas kažkam, nu, tursime, kad dovanoja tik vienam žmogui ir tada geriau pataupom tos pinigus ir varom kažkur vat, savaitgalių į Druskininkus arba kažkur dar rimčiau, bet ne visada, aišku, pavyksta susiderinti, kad visi kartu išvažiuoti ir vienu metu atostogas pasimti tą areną. O vat Justi šeima tai iš vis turi tokį, kad grinai yra dovanojamos patirtis. Tai vat kažkokie kuponai galbūt kažkur pasiplaukėti, galbūt kažkur užlipti, galbūt kažką ten dar nuveikti. Tai ir paskui vat, vėl visa šeima reiškia metų eigoje vis susibūrė ir susibūrė ir susibūrė. Ir aš manau, kad čia taip gražu, kad tu vat, per vieną šventę iškart sukuri savo, nežinau, 5, 7, kiek jūsų ten yra, susibūrimų laikų. Tai tikrai labai faina ir lygiai taip pat su draugais tu tą gali daryti. Tiesiog nedovanokim vieni kitų dovanų, pavyzdžiui, susimeskim ir nuvarom kažkur žiauriai fainai praleisti laiką. Kodėlgi ne? Labai faina. Bowlingas. Aš nežinau, aš tiesiog vėl noriu bowlingą. Aš žinau, kad tau nepatinka. Nežinau, čia yra nesutarimas tarp mūsų, bet ir šiaip, bet čia viskas gerai. Jo. Nieko tokio, aš nemėgstu bowlingo, man bowlingas yra žiauriai cringe, aš net neįsivaizduoju, ką ten veikti reikia, kai numeti tą kamuolį, apsisuki ir tiesiog worst seconds of my life ir tie batai dar. Bet aš jau su tam lygi, kur aš nedžedžinu, nebesmerkiu kitų žmonių, jeigu jam patinka. Tiesiog, jeigu mane pakviesit į bowlingą, aš ateisiu, nes aš noriu su jumis pabūt, bet aš nežaisiu, jo tiesiog sėdėsiu, kas irgi yra faina labai. Taip, aš manau, kad labai suaugėliška yra pripažinti, sako, tau nebūtina prisitaikyti prie kitų žmonių, bet tu vis tiek nori su jais būti. Ir tada tiesiog surasti būdų, kaip tai gyvendinti. Einant iš hobių kategorijos, jau vėlgi grįžtant į materialinę daiktų kategoriją, tai žmogaus stilius. Tai gali būti papuošaliukai. Taip. Gali būti batai. Aš šiaip jau dažnai gaudavau batų, bet čia buvo labai specifinė situacija, nes žmogus turėjo batų parduotuvę. Bet čia reikia atkreipti dėmesį į tai, kas žmogui patinka. Taip. Ir iš papuošaliukų tai jau paminėjai, tai greitai aš pasakysiu savo rekomendaciją. Aš esu atradus vieną merginą, kuri žiauriai fainus daro papuošaliukus iš karoliukų. Pradėjau nuo karoliukų, bet dabar jau daugiau visokių dalykų daro. Tai, taip, mūsų žiedeliai jo. Tai vadinai Break Free Jewelry, man atrodo, vadinasi Instagram'e. Šiaip labai faina, draugiška mergina. Pati kaip žmogus, nes teko bendrauti ne kartą ir jos kūryba man labai patinka. Tai aš tikrai šautautinu ją tiesiog. Jinai faina, pasižiūrėkit ir gal tikrai atrasit kažką savo, nes gražus, jaukus ir rankų darbo papuošalai. Tai vat mano rekomendacija. Ir turime ir bendrą rekomendaciją, nes nežinau, ar pastebėjot, bet turim labai gražių džemperiukus ant savęs. Taip. Tai kaip ir pradėjom su lapyte ir turim irgi lapytę ir lapytę laiko vieno taurę. Tai šitos lapytės yra grynos vyno mergaitės.
Ir labai smagu. Kaip tik galvojau, kad smagu yra, pavyzdžiui, dovanoti kokius nors kalėdinius megztinius, bet kalėdiniai megztiniai dažnai yra labai neįspūdingai tvarus pasirinkimas, nes dažniausiai tu jį iš tikrųjų užsidedi 2 kartus gruodį ir daugiau jo nenešioji. Tai labai smagu, jeigu jis turi fainą tinkamą vaibą kalėdom, bet nėra kalėdinis ir gali visus metus nešioti. Tai aš jaučiuosi, kad maniškis yra toksai žalias, toks grinai kalėda eglutės žalias. Ir ta raudonas vynas man irgi yra žiemos gėrimukas. Taip, ir ta lapytė tiesiog yra tokia, kur aš jaučiuosi, kad va čia bus mano ėjimo į ofisą žieminis kalėdinis džemperiukas. Bet taip pat aš pilnai įsivaizduoju save vasarą miške su juo. O šiaip dar dabar čia mes pasakėm, bet iš tikrųjų tai čia tokią pauzę dedam. Tiesiog pirmą kartą turim kažkokį reikalą. Reklama, nes dovana. Nes man atrodo, galiai mes turim tai pasakyti. Taip. Jeigu matėt, Miglės ir Justės vietoj sėdi dar 2 džemperiai, aš dabar jaudinuosi labai, nes mes kažkaip ruošiamės visai ilgai šitai akimirkai. Ir čia tikrai didelis dalykas mūsų gyvenime iš tikrųjų yra. Mes gavome pačią pirmą reklamą gyvenime. Tai yra nuostabi mergina, mes su ją susibendravom ir taip gavosi, kad jinai kaip tik pradėjo savo naują drabužių brandą. Mes su ją susirašėm ir jinai pasiūlė mums padovanoti būtent šitus džemperiukus, kuriuos mes išsirinkom. Tai labai labai ačiū, čia yra žiauriai smagu. Brandas yra Bevizabelė, jeigu taip lietuviškai tarti, bet kaip tik bendraudamas su brando ownerė ir kaip tik sužinojom, kad čia daugiau tame pavadinime slepiasi. Ne tik jos vardų tarsi 2 trumpinys, bet ir žinutė be visible. Tai man labai graži žinutė būt visible ir būt matomam ir gražiam, ir ryškiam, ir tokiam, kokiam tu nori būt. Ačiū Izabelei, kad jinai pagalvojo apie šitą būtent žinutę. Iš tikrųjų ypatingai tuo, kad šitas lapytės jinai pati nupiešė. Tai čia yra wow, kaip gražu. Ir mes būtent pasirinkom šitas lapytės dėl to, kad mums puikiai tinka prie vyno mergaičių. Nealkoholinė vyno taurė laiko lapytė. Tai tikrai nuostabiai čia gavosi, bet yra ir daug kitų labai gražių. Tikrai mes kaip žmonės, kurie staiga yra kažkokį tais, kurio turinį ir visą kitą, labai nenorėtumėm užsiimti reklamom, kurios mums nėra arti širdies. Tai labai smagus yra žmogus, su kuriuo suvaibini ir kurio menas tau gražus. Ir kai ėjom rinktis ir žiūrėjom, tai, šitą lapytę sakau, iškart viena mergaitė ir mums reikėjo šalia. Bet aš taip straginau, nes buvo tokių fainų. Ta prasme, jūros gyvių, sakyčiau, buvo. Mermaid ten tokia. Bet ten tokia jau 8-kojinė mermaid. Labai raganiški vaibai, labai vibe. Ir kitas buvo, kur velniukas išlindęs iš kišenėlės ir skatino tave tiesiog daryti dalykus. Tas velniukas, aš žiūrėjau jį, žiūrėjau į mane ir aš buvau tokia, oi, kiek aš prisidirbčiau tą džemperį už tai. Tai džiaugiuosi, bet tuo pačiu labai fainas. Tai jeigu kas žiūrės, ką dovanot draugam, galite tikrai užmest akį, galite išrinkti spalvą. Labai smagu, nes dabar tokio laikotarpio tai grinai džemperiukas yra visiškai smagiausias pasirinkimas ir šilčiausias pasirinkimas, bet vasara yra ir maikučių ir pati autorė sakė, kad ir pavasarinė kolekcija turės. Tai ir kad ne tik, nes kaip suprantu, jos tokie yra labiau unisekso, patinkantis visiems dizainai, rūbai ir panašiai. Bet kartu sakė, kad jinai vaikučiams gal išleis kažką, tai irgi labai faina. Ir tada galima mečiai. Jo, tą patį pagalvoju. Aš vaikai nėra labai aktualu, bet jeigu dar kačiukas galėtų mečiai. Čia ateities idėjos. Tai va, tai dar kartą labai ačiū Beatričei Bevizabelei. Mes šitų kaip tik paliekam tokius blizgančius, visus šiukšdančius, bet norim, kad mergos pačios išlukštentų, nenorėjom atimti iš jų šito džiaugsmo. Tai tiesiog tikėkime, kad kažkada būsim visos 4. Įsivaizduokit čia Miglės ir Justės galvą. Taip, tai va, ir tikrai labai smagu. Ir geriausia, ir neįtikinčiausia žinia, kad mes gavom nuolaidos kodą. Hello, čia iš vis nesąmonė. Ir ne šiaip tiesiog 20 off. Taip. Vyno mergaitės 20. Taip, vyno mergaitės 2.0. Rašė į nuolaidos kodo langelį ar kažkur, manau, kaip visur ir tai bus. Visam krepšeliui, visam apsipirkimui be jokių sąlygų jūs gaunate būtent 20% nuolaidą, kas yra tikrai labai faina.
Ir tikrai kviečiam pasinaudoti. Šita akcija galios nuo gruodžio 3 iki 31 dienos, būtent su Vyno mergaitės 20 galite įsigyti visus kūrinius 20% pigiau. Galit pasiruošti kalėdom dovanom, galit pasiruošti gimtadieniam dovanom, galit savo garderobą papildyti, bet neperstingėt papildyti, nes mes vis tiek skatinam atsakingą drabužių pirkimą. Tęsiant stiliaus ir drabužių temą, tai man labai labai smagu yra kalėdinės kojinės. Tiesiog taip tiesiai Va taip ėmė ir pasakei. Ir čia vienas iš tų dalykų, kur vaikystėje atrodo, kojinės, o dabar yra taip smagu kojinės ir aš nežinau, ilgesnės kojinės, patogios kojinės, trumpesnis kojinės, kalėdinės, nekalėdinės, švelnios pūkuotos, blizgančios, su kažkokiais fainais gyvūnėliais. Turiu, kur išsiuvinėti tiesiog pamorkyti ant kiekvienos kojinės ir žiauriai fainai. Dabar mes, kojinės liuks, kojinės reikia, jų reikia tiesiog visą laiką. Tingisi pirkt, nesinori pirkt. Labai, tai vat visgi kojinės yra visai jau vaibas. Žinai, bet man dantų pasta. Aš kiekvieną kartą, kai einu paglutę pas mamą ypatingai, aš laikau čiurikus, kad tik būtų dantų pasta. Man dantų pasta pirkti kažkodėl taip nepatinka. Žinok, toks atrodo tiesiog pinigų išmetimas. Nu, tipo, taip tu ją naudoji, bet kai man nereikia, ir aš kad žinau, kad aš šitą baigsis pastą ir man nereiks eiti ir ieškoti pastos ir pirkti, o aš jau turiu padovanotą pastą, man čia yra... Kokia tau pasta labiausiai patinka, nes aš dabar įsiliesiu į šitą, žinai, čia šitas naujas faktas, kuris žinau, ką tik live apie Austiją, tai... Tik žiūrint į šitą podcastą gali sužinoti secrets. Jo, man visokios pastos patinka, nesvarbu, bet žiauri fancy nereikia. Okay. Man svarbu, kad būtų bent jau truputį mėtiška, galbūt taip pat pavadinkim. Mes ir su Godute šnekėjom, kad tipo, kokios dar yra fainos dovanos dabar, kurios nebuvo fainos anksčiau, tai visos podeliai, super, galit padaryti patys podelį ir padovanot, kas yra iš vis ypatinga ir nuostabu. Pledai, žiauri smagu. Labai. Visi namų apyvokės visokie dalykai, žinai, kur kažkada būtum galvojęs žiauriai lievai, bet, pavyzdžiui, dabar aš turiu tokios skanaus kvapas kalbiklį, kad jeigu man jį padovanot kažkas, aš visiškai džiaugčiaus. Tai jo, bet tam reikia pažinti žmogų, kad galėtum. Tai aš dar labai trumpai apie namų apyvokos, kaip tik įsiterpsiu, kad yra kempinė Scrub Daddy vadinasi. Aš iki lapkričio 6 dienos nežinojau, kad jinai yra Lietuvoj. Aš apie ją svajojau ir aš ją atsiskraidinau iš Amerikos ir jinai yra Lietuvoj. Taip, yra Norfoj ir draugai. Norfoj yra Scrub Daddy? Tai Scrub Mommy, rožinė. Scrub Daddy nemačiau, tik buvo parašyta Scrub Daddy kempinė, bet buvo Scrub Mommy. Feministiškas Scrub Daddy Norfoj. Norfa, super. Tai va, o draugai iš Justė atsėdėtų pasakytų, kad jie irgi turi Scrub Daddy, nes jie pirko iki. Taip, kad Lietuva jau gauna dalykų iš Amerikos. Aš tikrai būčiau irgi siuntusis, kažkodėl nepagalvočiau. Kainuoja tikrai, žiauriai brangiau negu paprastos kempinės, bet būtent kalėdinė dovana. Labai fainai. Nupirki draugui kempinę. Prabangę kempinę. Taip. Tikrai džiaugtųsi visi ir pabandyti ir šiaip padaryti, kad Norfa ir iki nepašalintų šitos prekės, kad matytų, kad kažkas perka ir paliktų ją, nes mes taip priartėjom prie vakarų Europos ir vakarų pasaulio vis arčiau. Praeitą kartą prašym Lidlo išplėsti asortimentą, šį kartą prašom Norfos ir iki nemažinti jo. Nemažinti, taip. Gal jūs kažkokį inside joke turite pas Scrub Daddy su draugais, arba kiti inside jokes irgi yra puikus pagrindas jūsų dovanų rinkimui. Taip. Gal jūs pastoviai, nežinau, juokaujat ten apie tai, kaip kažkas mėgsta vonioj gulėt per ilgai. Tai tada vonios burbulai yra teisingas atsakymas. Gal jūs kažką prikolinat, kaip Miglė myli triušiukus ir tada mes morkui dovanojam, nes tiesiog irgi yra tiesus kelias. Ta prasme, visokie tokie inside joke'ai, kad ir kokie jie būtų jūsų atveju, gali galbūt privesti prie vienokio ar kitokio dovanėlio. Aš juokiausi, nes apie tą Neslidą kilimėlį manos prisimenu. Kaip aš planuoju mirti vonioj. Ir nieks vis dar man nepadovanojo kilimėlio, kad aš nenumirčiau savo vonioj. Taip pat, jeigu jūsų draugai augina gyvūnus, tai gali tiesiog nedovanoti nieko draugam ir padovanoti gyvūnėlę. Taip smagu.
Aš šiais metais mačiau pirmą kartą, kad yra advento kalendoriai gyvūnams ir čia yra šiaip žiauriai cute. Greičiausiai ten biški šudukus tokius dovanoja, tubionės, bet šiaip labai fainai. Aš vat apie advento kalendorius iškart pasakysiu, jeigu yra sunku sugalvoti vieną konkrečią dovaną, būtent kalėdų laikotarpiu, jūs galite padaryti adventą ypatingą. Aš pati darau ir vyras man daro, mes tokią turim tradiciją, kad pasidarom vienas kitam advento kalendorių. Kokį, nesvarbu, raštelius tiesiog parašom ir žiauri faina, kiekvieną rytą ypatingai kažkaip, žinai, prasideda diena. Irgi, vėlgi, Miglė man buvo padarius. Taip padariau advento kalendorių, tai čia aišku toksai atrodo ne kalėdinė dovana, nes padovanoju gruodžio 1, pavyzdžiui, arba ten lapkričio 30. Bet tai gali kaip vesti link kalėdinės dovanos ir tai nebūtinai turi būti kažkokie brangus dalykai, irgi gali būti smulkmenėlės, gali būti ir kažkokie tais brangesni dalykai, jeigu nori, ten, nežinau, knygos ar dar kažkokie bilietai ir taip toliau kiekvieną dieną, jeigu jūs galit savo tą leisti, why not? Bet, tarkim, gali tai būti 24 dienos kažkokios smulkmenėlės ir 25, tarkim, kažkokia didesnė šiek tiek dovana. Tai va, tai man atrodo toks irgi gražus ėjimas link tos kalėdinės dovanos. Kitas dalykas, kurį dariau, irgi tokį, kuris nereikalavo daug pinigų, daug investicijų, bet visai laiko kažkiek. Myliu tave visais 5 savo pojūčiais. Tai ten regėjimas buvo mūsų nuotraukos įrėmintos, skonis buvo kažkokie ten irgi mūsų mėgstami bendri snacksai, uoslė buvo, man atrodo, mini kvepaliukai iš Zaros. Klausa, neatsimenu, kas buvo. Nu, bet ką galima, jeigu vyras turi, tarkim, vinilo plokštelę, galima kažkokį padaryti USB raktą su jūsų mėgstamiausiam dainom. Nu, tiesiog, pačių įvairiausių dalykų galima sugalvoti, kas jums yra smagu ir asmeniškai. Ir čia toksai tiesiog irgi originalesnė galbūt dovana. Iš dovanėlių mažų tiesiog adventų kalendorių. Tai tiesiog labai faina tą laukimą atšvęsti, žinai, ir apdovanoti tarsi taip. Tai va, ir nebūtinai tai materialios dovanos gali būti, gali nupiešti tiesiog ar kažką. Tiesiog po staigmeną kažkokią sugalvoti. Saldainuką mėgstam. Taip. Pyragą iškepti vieną dieną, kitą dieną nupiešti ant mašinos lango širdelę kokią ir dar kažką. Įdėti kuponiuką vienam tavo apsikabinimui ar pavežimui iki oro uosto. Tikrai. O, tikrai. Tai va, advento kalendoriai yra super, nenustokim tikėti advento kalendoriais. Ir nenustokim tikėti kalėdų seneliu. Ta prasme, pripažinkim, kad patys ruošim tas dovanas ir padėkokim visi kitiem, bet vis tiek ta kalėdų senelio idėja labai graži. Labai graži. Bet to pačiu, kaip kalbėjom apie kalėdų senelį, tai jeigu netyčia žiūrintis turit vaikų, žinom, kad šiandien epizodas yra all over the place, bet jeigu turit vaikų, tai skatintumėm tokią iniciatyvą, kad vaikam nuo kalėdų senelio tai nebūtų daug dovanų, tai galbūt būtų viena kažkokia paprasta dovanėlė, galbūt kažkokios pirštinės, galbūt kažkoks mažas žaisliukas, ar kažkas paprasto. Dėl to, kad vis tiek, kai vaikai grįžta po kalėdų į mokyklas, būna tas pokalbis, tai ką tu gavai iš kalėdų senelio ir kaip tam vaikui susiprasti, kodėl jisai gavo tik tai kojines, o kitas gavo iPhone iš kalėdų senelio ir kuo jis yra prastesnis negu tas, kuris gavo iPhone iš kalėdų senelio. Tai manau, kad labai gražu nuo mažens galbūt vaikus mokyti, kad kalėdų senelis atneša paprastas mažas dovanėlis ir visiems panašiai. O jau jeigu jau norit padovanoti vaikui iPhone ar Lego setą už 300 €, tai tada gal daryti tai nuo tėvelio ir tada, jeigu jau kils klausimai, kodėl vienas gali Lego gauti, o kitas ne, tai tada žymiai lengviau paaiškinti, kad visgi čia yra tiesiog ekonominė sandara ir tiesiog yra skirtingi uždarbiai žmonių ir kad ir kaip būtų liūdna, bet tikrai yra didelė atskirtis, ypač Lietuvoje dabar jinai vis didėja. Manau, kad ekonominė ir finansinė atskirtis yra žymiai aiškiau, negu kalėdų senelis labiau myli tą žmogų, kuriam atneša iPhone. Tikrai, žinai, mes niekas nesusimastom, nes visą laiką galvom apie save, apie savo šeimą, kad tipo kuo daugiau, tarsi norisi tą meilę parodyti. Ir tikrai, kai pagalvoji, ateina tie vaikai ir vienas nuliūsta, tiesiog jam kitos kalėdos gal bus daug liūdnesnės dėl to, kad jisai gal reiškia ne toks geras, jeigu negauna tokių dovanų ir vis tikisi, tai tikrai. Ir šiaip skatinkit vaikus rašyti tas pačius laiškučius, stebuklą tą kurti tokį, tiesiog tikrai tai yra nuostabu. Man atrodo, čia didžiausia dovana, kokią tu iš vis gali suteikti savo vaikui, tai būtent tos pasakos kūrimą ir aš dėl to irgi, nors suprantu, kad nėra kalėdų senelio, bet aš tikiu juo ir man žiauriai smagu juo tikėti ir aš nežinau, kas ten tas eglutės dovanas padeda,
tiesiog kalėdų senelis jas atneša ir būna žiauriai smagu. Tai tikrai nenustokit tiesiog mėgautis vaikiškais dalykais, net ir suaugėliai būkit, susikurkit pasaką. Kas padarys ypatingą laiką, jeigu ne mes patys. Kartais sunku sugalvoti, ką dovanoti tokiem labai specifiniam žmonėm, nes kažkaip draugam, tai vat, pas mus yra tradicija už eurą dovanom keistis, tai tada jau tiesiog yra sunkumas surasti kažką šiais laikais, kas iki euro kainuoja, bet tikrai nėra labai atsakinga dovana. Šeimai kažkaip irgi daugiau laiko leidi, vis tiek kažką sugalvoja ir jau vis tiek po tiek metų kažką žinai. Ir tada yra, pavyzdžiui, man asmeniškai sunkiausia būdavo partnerio mamai sugalvoti kažkaip. Nes vis tiek, kad ir labai gerai sutarėm tikrai ir labai aš ją myliu vis dar, bet kažkaip gal nebūdavo tiek to bendravimo tokio tiesiog paprastesnio, kur vat, apie pomėgius, apie, pavyzdžiui, skonius, kurie jai patinka, gal netiek daug žinodavau ir neturėjau gerų patarimų iš partnerio. Tai va tada buvo labai toks sunkus dalykas, bet vis tiek reikia kažkaip pabandyti pagalvoti kažkokius galbūt momentus, vis tiek tikriausiai važiuoti pas juos į svečius, gal namuose kažką pastebėjau. Aš pastebėjau, kad jai patinka toks gražus stilius ir tada bandžiau ieškoti, tarkim, kalėdinių žaisliukų ant eglutės, kurie irgi būtų tokie parabangus ir tiktų prie jos bendros estetikos. Tiesiog atlankantis kažką vonioju užmatys. Ta prasme, jeigu netyčia nepažįstat, tai galima tada būti detektyvu ir bandyti iš aplinkos. Arba jeigu netyčia negaunat pagalbos iš žmogaus, kuris turėtų jums padėti, tai galbūt galite paklausti kitų vaikų, kuriuos turi tas žmogus. Aš, pavyzdžiui, patarimą čia turiu, visus metus gali rinkti dovaną. Aš turiu Notesą tiesiog telefone, užrašų langelį, kur aš kai bendrauju su žmogum, va, ypatingai irgi vyro mama, tarkim, tai aš kartais, čia neklausykit jūs, prašau neklausykite vyro mama, bet aš įsimenu tarsi, kai mes kalbam ir tada, reikia šitą užsirašyti, kad tas ir tas patinka, žinai, nes tu kartais tiesiog nebeatsimeni, žinai, kai tą reikiamą akimirką tu atsimeni, kad ką tu šnekėjai tam pokalbį ir kad jinai dalinosi, arba bet kas tiesiog dalinosi, bet pasimiršta, nes daug žmonių, tu daug visokių jų pomėgių, norų ir panašiai, tai tiesiog labai faina yra užsirašyti. Ne tai, kad ten, žinai, bendrauji ir, oi, palaukite, taip kažkaip, bet, kiek prisimeni, tiek prisimeni, neprisimeni, tai nieko tokio, sugalvosi kažką kito, bet visai patogu, tiesiog toks ateities savo lifehackas. Aš irgi veduosi su draugais kalbant, kažkas netyčia paminė, kaip norėčiau ten tokios ir tokios dažutės kažkos. Užsirašai. Galbūt iki tol, kol ateis proga, kai tu jau planuosi jam su gimtadieniu ir su kažko dovanot, jau žmogus bus pats nusipirkęs, kitur gavęs, gal dar kažkas, bet gal netyčia tau bus aktualu ir galėsi pasinaudoti tuo savo užrašu. Tai tikrai labai, labai geras lifehackas. Tai aš iš tikrųjų gal galėčiau pakaverint truputį senelių ir vyresnio amžiaus žmonių temą, nes šiek tiek dirbu su vyresnio amžiaus žmonėms. Aš paklausiau savo senelio, ko norėtum kalėdom dovanų gauti, ko šiaip vyresni žmonės norėtų gauti dovanų. Tai mano senelis, kadangi yra pokštininkas, klaunas kaip aš, sakė minimum 1000 eurų. Tikisi gauti, tai idėjoms, gali seneliams minimum 1000 eurų padovanoti. Bet jeigu rimtai, irgi pasiklausinėjau vyresnio amžiaus žmonių, ką jiems yra smagu gauti, tai vienas iš atsakymų buvo vaistinės čekius. Nes bet kokiu atveju į vaistinę seneliai eina ir jiems tada, žodžiu, tos čekius padovanoti, jie vis tiek juos tikrai panaudoja ir tikrai išleidžia. Dar, net neseneliams galima dovanoti, galima ir kitiems žmonėms dovanoti, nes dabar šiais laikais vaistinėse yra įvairiausių ir ten šampūnų, ir tų pačių net kosmetikos priemonių, ir ten net makiažo, ne, yra. Tai žodžiu, tai labai daug galima dalykų, man atrodo, įsigyti, tai toksai, man atrodo, panaudojamas dalykas, susakau, ypač seneliams. Kita idėja dovanų vyresnio amžiaus žmonėms, irgi čia klausiau savo pažįstamų vyresnio amžiaus žmonių, tai buvo atsakymas bilietai kažkokį koncertą, teatrą. Ir viena iš idėjų irgi yra, pavyzdžiui, kartu su savo ten močiute, kad padovanoti tuos kvietimus, bet tarkim pasakyti, kad eisim kartu. Nes dažnai tie seneliai gali neprisiruošti, pamiršti, tarkim, tai tokį irgi turėti laiką su seneliais smagu, bet ir tuo pačiu jiems šiek tiek padėti prisiminti, kad jiems reikia nueiti į spektaklį ar koncertą, kad jeigu padovanos. Dar toks gal truputį keistesnė dovanos idėja, kaip tik čia mes
su močiute neseniai šnekėjom prieš gal porą savaičių. Nu kažkaip tai tą parduotuvę jau darosi, kai vyresni žmonės darosi sunku eiti ir čia Ispanijoje yra labai labai populiaru ne tik tarp vyresnio amžiaus žmonių, bet apskritai tarp visų žmonių. Tokie krepšiai ant ratukų, kuriuos vežiesi. Ir senelis sakė, kad matė, kad yra ir su kėdutė, kad kažkoksai toksai krepšys su kėdutė, jeigu vyresnio amžiaus žmogus parduotuviai pavargsta, pavyzdžiui, ten iš to krepšio tokie išsitraukia kaip platforma kažkokia ir tu ten gali jisai prisėsti, tarkim, jeigu pavargsta ar nežinau, kažkoks kojos nelaiko būna ir pailsėti. Tai vad irgi, man atrodo, labai palengvina ėjimą į parduotuvę, ypač jeigu žmonės kažkur, tarkim, toliau šiek tiek nuo parduotuvės gyvena ir neturi automobilio arba nebevairuoja, nes tiesiog jau yra, nu, žodžiu, nebenori, tarkim, vairuoti, nes nesaugu. Tai tikrai palengvina tą ėjimą į parduotuvę, tas krepšelis pirkinių ant ratukų, nes tiesiog kaip praktiškai kaip lagaminą vežiesi ir tada gali, nu, nereikia temptis tų maišų ir krepšių ir sakau, yra net ir. O šiaip dar ką prisiminiau, tai čia jau nebe kad seneliams, bet irgi kodėlgi ne, man atrodo, gali patikti jiems tokia dovana, bet aš atsimenu, kad mums, anūkams, seneliai visada dovanodavo po teleloto loterijos bilietą. Tai toksai nedaug kainuoja, bet gali būti for fun ir gali būti laimingas, pavyzdžiui, bilietas. Dar kita dovana, kurią mes irgi dovanojam seneliams ir aš taip pat dovanoju ir mamai, tai reiškia, nu, tai tinka bet kokio amžiaus žmonėms, nes aš dovanoju ir savo draugui. Tai yra kalendorius asmeninis su nuotraukomis. Tai čia šiuo atveju rekomenduočiau Zoombox platformą. Man labai jinai pasiteisino, nes labai lengva sumaketuoti kalendorių, labai greitai padaro. Nu, žodžiu, kokybės ir kainos santykis yra tikrai labai geras. Visą laiką senelis prašydavo ir jam labai patikdavo ir sakydavo, vėl padarykit su vat kažkokiom ar anūku ar šeimos nuotraukom. Nes tiesiog tai yra praktiškai kaip paveikslas, nu ne paveikslas, dekoracija kambariai, nes vat ir mano draugas sakydavo, man labai patinka turėti pasikabinus ir keičiasi, ne tai, kad esi pasikabinęs vieną nuotrauką ir ne visą laiką, o tu keiti kas mėnesį tas nuotraukas ir vis keičiasi tos nuotraukos. Tai labai būna smagu, vis kažkokia kitokia nuotrauka turėti ant sienos. Ir tuo pačiu tai turi kažkokią funkciją, gali kažką pasižymėti, priminimus kažkokius. Aš esu žmogus, kuris labai mėgsta viską rašytis, pas mane visi popieriai čia viskas yra užsirašyti ranka, žodžiu, ne į telefoną. Tai man irgi tokie dalykai kaip kalendoriai labai tinka ir patinka. Ir tas kalendorius yra ir labai faina asmeninė tokia dovana, nes yra nuotraukos jūsų įvairios. Ir taip pat turi gerą funkciją, kad kažką pasižymėti, nepamiršti. Man asmeniškai sunkiausios dovanos visada būna vyrams. Sunkiausia būna sugalvoti, ką jiems padovanoti. Nes kažkaip atrodo, kad aš jų nepažįstu, nežinau, kas ten jų galvose dedasi. Bet man atrodo, reikia prisiminti, kad daugelis vyrų gal ne taip sureikšmina dovanas kaip moteris turbūt, nu bent jau tie vyrai, kuriuos aš pažįstu. Jiems tiesiog toksai, kur jiems jiems tiesiog smagu, man atrodo, kad parodo jiems kažkokį dėmesį. Ir dėl to, pavyzdžiui, mano draugui labiausiai patinka kažkokios nebrangios, ten ne kažkokios prabangios dovanos, o apgalvotos, kad įdėta kažkokia tai meilė, sakau, kažkokios rankų darbo dovanos ir taip toliau. Tai vairiausių galima sugalvoti, sakau, kur nebrangu būtų, bet įdomu. Tai aš kažkada esu darius, jam patinka visokie ten video žaidimai, zombiai, apokalipsės ir taip toliau, tai aš dariau zombio apokalipsės rinkinį tokį. Ir ten tiesiog buvo įvairūs dalykai, bet jie buvo apvynioti, aš atspausdinau ant lapo visokius ten kokios nors, pavyzdžiui, poison, ten tipo, kad nuodai nuo zombių, arba ten kažkoks purškiklis anti-zombių ir ten buvo tiesiog dezodorantas purškiamas. Arba, pavyzdžiui, ten kažkokios aqua vandens ten purifying tabletės ir ten buvo, tarkim, mentos kokie nors. Tai, žodžiu, viską, tiesiog galima pačius paprasčiausius dalykus fainai apipavidalinti. Ir aš sudėjau dėžę ir padariau ten iš rankų, žodžiu, nusidažiau su dažais rankas ir tipolė kraujuotos rankos ta dėžė. Tai tiesiog ir labai patiko, labai buvo fainai. Ir ten buvo tiesiog įvairiausi kažkokie casual kasdieniniai dalykai, kaip dezodorantas, mentos, ten kažkoks tai vitaminai, tarkim, ir kažkokie kiti dalykai gali būti.
sakau, tų idėjų, ką dovanot, yra krūvos. Tai vat kaip palėtėm ir veiklos, ir kažkokie daiktukai, ir jaukus, faini, kalėdiški, minkšti dalykai, bet taip pat svarstom, kad gal reikia pašnekėti ir ko reikėtų nedovanoti. Arba privengti bent jau. Arba atsargiai. Pirmas dalykas, kurį aš sugalvojau, buvo kvepalai. Dėl to, kad kvepalai labai individualus dalykas, nes kas tau kvepia, gali kitiem nekvepėti. Tai nežinau, aš tarkim šiuo metu naudoju tokius biški net vyriškesnius, uniseksinius kvepus, kurie man labai skanus. Bet tuo pačiu gal kažkas nori labai labai girl saldžiai kvepėti. Man pačiai gal kartais taip norisi. Tai va toks, sakyčiau, labai gali individualus dalykas būti. Ir aš va žiūriu, mano mama mėgsta kvepalus dovanoti ir aš taip pasižiūriu, kad kartais ne visai draugiam, pavyzdžiui, jos patinka. Tai taip atsargiai tiesiog reikia su šitu pagalvoti. Jeigu žinot, kad, pavyzdžiui, žmogus nori ilgai, bet neprisirašia savo leisti. Arba galbūt naudoja visą laiką ir jam baiginės. Taip. Liuks. Taip. Bet tiesiog naują kvapą, žinai, piršti, nes jeigu, pavyzdžiui, žmogus visą laiką kvepinasi vienais kvepalais ir jūs jam random padovanojat kitus, tai gali ne visai būti naudinga. Jo, tiesiog atsargiau reikia žiūrėti, nes vat kaip tu sakai, kad jeigu žinai, kokie patinka ir perdovana, tai vėlgi Miglė su savo sesėm mėgsta dovanot mamai jos mėgstamiausius kvepalus, kas yra nuostabu dėl to, kad vis tikrai pripažinkim yra prabangus dalykas kvepalai ir ne kiekvieną dieną tu kažkas gali jos nusipirkti. Tai tikrai labai faina ir toks tipo, ir išmeti galvos skausmą, kad o dieve, man baigėsi kvepalai, reikės nusipirkti, nes tu jau gauni juos. Tai labai faina. Kaip tas dantų pasta? Grinai, dantų pastas. Taip, aš tai iškart pagalvoju apie gyvūnų nedovanojimą. Kad ir kaip aš norėčiau, kad man vyras padovanotų čihuahua. Taip, ilga plaukinė, bet kokį. Bet vis tiek norėčiau išsirinkti pati, žinai. Tipo, tu gali padovanot, kai būsi pasiruošęs, tada aš tau padovanosiu šuniuką. Bet ne tai, kad po eglute randi šuniuką. Jeigu, žinai, ir jūs tikrai esate aptarę ne vieną kartą, jeigu tai yra sąmoningai, atsakingai priimtas sprendimas, žinai viską apie kitą žmogų, kuo jis džiaugtųsi, kuo liūdėtų, koks šuo, ar tikrai jūs pasiruošę jam ir panašiai. Žiauriai smagu. Žiurkėnui tas pats galioja irgi. Turi žmogus būti pasiruošęs. Vaikams mažiems dovanot gyvūnus vien dėl to, kad žiauriai gražu ir iš tikrųjų tai labai gražu, iš po eglutės išlenda mažas gyvūnėlis, jisai toks cute ir visa kita, ir toks džiaugsmas, ir vaiko akis tokios laimingos ir visa kita, bet jūs turit pagalvoti, ar tai yra tikrai labai atsakinga, nes gyvūnas yra gyvas, nuo žodžio gyvas. Tai yra didelė atsakomybė tiek jums, tiek vaikams, tiek visai šeimai, tiek viskam. Pagalvoti, ar tikrai neatsibos po kažkurio laiko, apgalvoti viską. Tai va. Taip, įsivertinkit, ar neturit alergijų, nes tikrai irgi turėjau aplinkoje tokių istorijų, kur pasiima tada, ta prasme, kartais išlenda ir visa kita, bet šiaip būtų naudinga iš anksto pasitikrinti, nes tam gyvūnėliui irgi yra stresas. Jeigu, ta prasme, alergija yra toks dalykas, kur gal jeigu tu iš tikrųjų negali menžinti niekaip, tai tada tikrai tau teks atsisveikinti su to gyvūnu, bet būtų tada lengviau išsiaiškinti iš anksto ir to gyvūnėlio nevesti per šitą sunkų kelią. Arba pasirinkti gyvūnėlį, kuris tinkamas yra. Taip pat įsivertinti savo finansinę situaciją, nes, ta prasme, pasimti gyvūnėlį, pavyzdžiui, iš prieglaudos taip nieko nekainuoja ir tai labai gražu, bet, ta prasme, jeigu jūs įsivaizduojat, kad tai visiškai nieko ir toliau nekainuos, tai vis tiek yra ir maistas, ir tam tikri poreikiai, nežinau, katinukui kraikas ar kažkas, ir yra įvairūs sveikatos sutrikimai, kurie nežinia, kada gali apsireikšti, tai kažkoks uždegimas ar kažkas, ir tai iš tikrųjų kainuoja. Jeigu jau su vaiku nutarėt turėti gyvūnėlį ir galbūt jam dovanojat, tai jūs vis tiek esate suaugęs žmogus toje dinamikoje, tai net ir jeigu vaikas, nežinau, mėnesį prieš tai kiekvieną rytą keldavosi, kad rodytų, kad jisai vedžio šuniuką, o jeigu netyčia vaikas po mėnesio visgi nebenorės keltis ryte, jūsų tai yra atsakomybė, o ne, tai ką padarysi, tas šuniukas kenčia ar kažką, ar ten išmetamas kažkur. Tai taip, galit sakyti, kad čia yra pagrindinė vaiko ir pagrindinė vaiko atsakomybė, bet vis tiek jūs kaip suaugusis visą laiką turite apsvarstyti, kiek jūs esate pasiruošęs ir jeigu jūs nesate pasiruošęs gyvūnui, tai geriau to gyvūno šeimoje neturėti. Tikrai taip. Čia reikia sudaužti dar kartą, kaip jau mes darėm. Teisingai. Tai čia tokia rimtesnė tema, bet aš dar turiu dalykų, kuriuo aš norėčiau, kad dovanotumėt, tai įvairios statulėlės ir dalykėliai. Tai man gal tokia trauma atrodo iš tų mokyklos laikų, kai visą laiką keisdavaisi klasiai dovanom ir gaudai kažkai, pavyzdžiui, blizgančią besmegenus. Ir žinai, kur tu ją dedi? Gal gali pasidėti kalėdų laikotarpį, bet ką paskui tu su ją darai. Ir dar jinai ta prasme vis tiek yra kažkokie, gal prie interjero tu kažką nori dėlis, dar kažko, ten yra tiesiog kažkoks blizgantis putoplastinis.
Mamos, klasioko mamos išrinktas dalykas iš paskutinės Norvos lentynėlės, kad ai, bus gerai, ai, paės. Tai jeigu jau nežinot, ką dovanoti, jeigu visiškai nepažįsta to žmogaus, nerūpi jums, dovanokit, ką nors valgoma. Dėl to, kad vienaip ar kitaip tada sueis, nestovės, nebus išmesta, nu, ta prasme, jeigu tas žmogus nesuvalgys, nes jam gal neskanu, tai vis tiek rate suras. Ar klasiai, ar šeimoje. Nu, valgomi dalykai tikrai vis tiek yra žymiai lengvesnis pasirinkimas. Tai, nu, nedovanokit, sakau, tokių pigių, nesąmoningų dalykėlių, kurių jūs ir patys namie nenorėtumėt turėti. Tai va, aišku, yra išimtis. Jeigu jūs žinot ir pažįstat ir žinot žmogaus stilių ir dekorą, tai viskas liuks ir įdėkit su statulėlė. Arba iš Pepko. Su Pepko dažniausiai neprašausit. Šiaip, nu. Bet ne. Taip, grįžtam prie to, ką Godutė sakė, bet vis tiek. Grįžtam. Nes tikrai yra jo dalykelių, kurių gal nenori. Aš čia noriu vėl įsiterpti ir vėl noriu apie Miglę papasakoti, kad tiek daug... Tavęs nėra, bet tu mūsų širdise. Horason, El Horason. Nu, mes juokdavomės, nes jinai nuo visų klasių turi kažkokį tipo, nu, prakiksmą mes sakytum. Nu, ne tai, kad prakiksmą, bet tipo jos sėkmė, kai ją ištraukia kažkur, arba jeigu jai reikėjo rinktis komandas, jinai visada, nu, leviausia, pavadinkim tą komandą. Nu, čia negražu gal taip sakyti ir panašiai, jo, nesižeiskit. Kur, žinai, tarsi nepasiseka visą laiką. Ir blemba, ją dažniausiai kalėdų laikotarpiu irgi išsitraukdavo, nu, toks, kur, nu, blemba, nu, tikrai prastą dovaną padovanos. Nu, žinai, kur visiškai nerūpi. Taip, arba tiesiog, arba, skonį tiek daug, labiausiai prasilenkianti skonį, žinai, visoj klasiai, tarkim. Kas gal kitam žmogui būtų nuostabu ir tai labai super ir nu, tipo, viskas fainai, bet žodžiu, mes tiesiog juokdavomės, čia neįsižeiskit niek, kad tiesiog mes juokdavomės, kad Miglė visada labai lievai pasiseka šitoj srity ir jai buvo padovanojęs vienas klasiokas, blemba, nu toks lizdas buvo, lizdelis su baltu kačiuku. Bet tas kačiukas buvo padarytas iš plunksnų, man atrodo, baltų ir su tokiom, karoliuko akytėm. Ir aš atsimenu, mes tiesiog, at this point, mes jau nebesistebėjom, kad Miglė gavo tokią dovaną, bet kur toks, Kodėl kačiukas yra lizde? Jo, kodėl jis iš plunksnų? Kur tu turi įdėti? Taip. Tai dabar gal visai ir miela kažkokia prasme būtų. Man aš įsivaizduoju tavo toj lentynėlį. Tai jeigu žmogus turi lentynėlę, kuris kaupia random dalykėlius. Ir žinot, kad jam gyvūnai žiauriai patinka mėlėti po jo, bet šiaip. Bet čia 99,9%, kad niekam nereikia lizdelio su plunksnuotu. Ir besmegenio irgi ne. Jo, blizgančio besmegenio. Jeigu jau norit kažkokios dekoro elementus, lemputės. Tikriausiai lemputės. Žvakės. Žvakės. Žvakidės. Jeigu jos nėra kažkokios blizgančios besmegenio žvakidės. Nors besmegenio žvakidės man jau visai vaibu, žinai. Taip. Bet ta prasme, biškai taip kažkaip permastykit. Jo, biškai žodžiu, neimpulsyviai. Tiesiog pamastykit. Kartais gal visgi pinigai yra geriau. Taip. 10 eurų įdėti mokesčių kaip klasė. Gerai, iš tikrųjų, išleis kam norės. Ta prasme, aš Lidle visai šį beitą nusipirkčiau. Iš tikrųjų, 10 eurų. Ne, tai labai šį beitą. Turiu dar labai keistą temą, su ko nedovanoti. Tai tokia yra tematika žmonių veidai ant dalykų. Tai buvo tikrai populiaru, kai mes buvome mokykloje, džempus kokius ten su draugų nuotrauką padaryti, dar ką nors. Tai aš pripažinsiu, aš čia visiškai iš savos patirties ir savų nuoskaudų šneku, nes aš esu padarius tuo metu mylimam žmogui pagalbą su savo veidu, kad manęs neužmirštų. Bet ypač, kai yra jauni žmonės mokykloje ar jauni univerė dar labai, jūs labai nežinot, kur jūsų dar keliai pasisuks, ta prasme. Aš, pavyzdžiui, tą jau visai dovanočiau, nes su mūsų veidais aš jau kažkaip stipriai jaučiuosi dėl šitų santykių, bet dėl, ypač... Kur dar ne iki galo. Dar kažkaip pagalvokit, nes paskui kažkaip liūdna galvoti, kad, žinai, tavo veidas yra arba padivalkėse, kur nors, žinai, tavo džemperiukas, arba to žmogaus veidas padivalkėse, arba mano šipsenėlė kažkur savartiniai, kažką žiūri. Brazilijos dykumoje, žinai, ant kalno tokie, tipo... Tai va, ir įsivaizduokit, kaip netvaru tas medžiagų išmetimas visas. Tai... Jeigu jūs padovanojat kažkokį džemperį su kokiu nors, pavyzdžiui, gėlytėm, kurios kažkam patinka, tai gal jis atsidurs padivalkėse ir kažkas nusipirks kitas. Bet su tavo veidu, kad kažkas kitas pernaudot vėl, tai tikrai nišinis. Labai nišinis dalykas. Tai va, čia gal, aišku, niekas apie tai net nepagalvoja, ir aš kaip tik užkūrėjom šitą mintį. Nebent mes žoskai išgarsėsim ir tada tavo pagalbę eBay'ui mes galėsim lietuviškam eBay'ui parduoti už maks.
Tai Už Max. jeigu netyčia klauso žmogus, kuris turi tą pagalbą, neišmes, nes niekada nežinai, kada tu gali Jo, ir praturtėti. kol mėnes aš paimsiu. Ir perduosiu. Ir pasirūpinsiu, kad neatsidurtų kažkur, kur nereikia, Brazilijoje. Tai va. O kitas dalykas, dar apie čekius mes kalbėjom, kad kaip ir faina čekius gaut, bet reikia pagalvot, ar tam žmogui čekiai yra komfortabilu, nes gal ne visi čekiai yra panaudojami online, tarkim, internete. Gal kai kurie čekiai yra tik tais fiziniai parduotuvai ir mes turim tikrai žmonių, kurie nemėgsta eiti parduotuvės. Tai mūsų 5, pavyzdžiui, vyno narė, kuri yra nežinoma ir paslaptingoji. Tai jai nelabai patinka. Ir tiesiog gali... Būtų geriau. Jo. Tai vat pagalvokit apie tai. Ir pavyzdžiui, šiaip gal kai kurie žmonės tai vertina kaip, į tokį mažiau apgalvotą dalyką, tai vat pagalvokit irgi, ar tai nudžiugins, ar biški taip sukels tokios tarsi, gal apie mane nepagalvoja ir panašiai. Tiesiog pagalvokit apie tą žmogų, ar jam faina ir panašiai, ar jūs neužmesit atsakomybės kažkaip labai ir ten, irgi jeigu ten tas čekis galioja, nežinau, tik 2 savaitės, tai pagalvokit, ar tas žmogus neišskridęs bus 3 savaitės ir panašiai. Taip aišku, nelabai būna, bet vis tiek tiesiog pagalvoti tokius dalykėlius. Ir jeigu jau dovanojat, aš dabar čia ir savo patarimą duosiu, jeigu jau dovanojat čekį su kažkokiu timeline, tai būkit, pavyzdžiui, fainai ir prisimkit kartu atsakomybę primintam žmogui. Aš dabar taip galvoju, kad būtų visai jėga. Bet apie čekius dabar pagalvojau, kad vėlgi 5 vyno mergaičių nariai mes buvom dovanoję čekį į skrydžių. Ir nes nekaip baigėsi. Bet vis tiek... Bet čia ne tik šitą istoriją, aš turiu prastų bet čekių. Bet visai galbūt faina, tipo, kad nebūtinai pardės, o pavyzdžiui, prie skrydžio prisidėt, bet jeigu tas skrydis įvyks... Tai va, ir mes vis tiek šnekėjom pradžioje apie čekius, pavyzdžiui, veiklom. Tai tikrai čekiai nėra nurašomas dalykas. Ir čekai irgi. Sorry, negalėjau susilaikyti. Ir čekės irgi. Austės, jums. Wow. Aš klaunas. Miglės siela apsėdo. Čia šita vieta. Tai va, tai čekiai ir veiklom, ir daiktam šiaip fainai, duoda pasirinkimų, bet tiesiog kaip jūs tai minėjo, pagalvokite, ar žmogus nenuliūs, kad jam reikia, ar jam nebus užkrauta, kad jam čia tą sprendimą reikia priimti. Visos dovanos fainai, dar fainiau dovanos, jeigu jūs jas iš tikrųjų, pavyzdžiui, padarot patys, gal jūs užsiimat, aš, pavyzdžiui, dabar šiuo metu apyrankių darimų esu užsiėmimo erai, Austėja pas mus keramika užsiima, Miglė tapo gražiai, Justė labai fainus yra koliažus, pavyzdžiui, sudėliojusi, vienam iš mūsų draugų tokį darė labai. Tarsi visokių meniškų išraiškų yra. Taip, tai tiesiog suraskit, ką jums smagu daryti, ką jūs galite daryti ir kas tam žmogui patiktų ir galbūt surasite, kad ten va tie 3 skirtuliukai kažkur susikerta. Taip. Ir tikrai idėjų pilna yra šiais laikais internete, Pinterest yra, kas dar nežino, gal yra tokių žmonių, kurie nežino. Tikrai labai puikiai platforma, viską galima surasti, daug idėjų, Instagram'e, tam pačiam Facebook'e. Taip, žodžiu, žmonės kuria, tikrai galite ir jūs, ir jeigu nepasitikit savo kūrybiniais sugebėjimais, vis tiek siūlau pabandyti, nes ką jūs blogiausia padarysit, tiesiog prarasit šiek tiek laiko, bet gal jums labai smagu bus, pavyzdžiui. O jeigu nebus, tai suprasit, kad visgi čia ne jums ir viskas. Ir jeigu jau tikrai nenorit patys bandyti arba nepasisekė, bet norit vis tiek kažkokios rankų kūrybos, tai primenam pasuportinti mažus, pradedančius, nebūtinai tik pradedančius ir visai mažus, bet tokius kūrėjus, kurie nėra H&M ir Zara, o ypač Lietuvoje ar ne Lietuvoje, bet vis tiek, kurie savo idėjas daro, savo meno išraiškas daro, kurie galvoja apie tvarumą ir daro nuoširdžiai, pagalvodami apie kiekvieną žmogų, kuris naudos tą dalyką. Tai nebūtinai bus pigiausias variantas, bet pagalvokite apie visas kitas naudos, kurias jūs sukuriate ir Lietuvos ekonomikai ir viskam kitam. Parašykit komentaruose savo idėjas, kokių dar turit, galbūt mes daug ko nepaminėjom, nes čia viską galima jau, nežinau, iki kalėdų galima būtų šnekėti ir vardintas idėjas. Nepamirškit aplankyti Bevizabelė, taip, man atrodo, bevizabelė.lt. Skambina močiutė. Bet tuo pačiu apie močiutės, tai seneliam, tevam, kad ir kiek metų, 30+, whatever,
visą laiką juos pradžiugins jūsų darytą atvirutę. Tikrai taip. Ir čia yra labai miela iš tikrųjų. Svarbiausia iš širdies, jeigu galit su kažkuo pasidalinti, tai pagalvokite apie tuos, kurie galbūt negali savo kažko leisti, nes yra puikus metas daryti gerą. Ir atsiminkit, kad tiesiog didžiausia dovana yra laikas kartu su brangiai žmonėm, ta gera nuotaika, energija, palaikymas vienas kito. Tai tiesiog nepamirškite šitų dalykų. O materialus visi, tai tikrai susigalvosim, šiais laikais jau užtenka. Bet jeigu neužtenka, tai be vizavėlė. Nes nuostabų žiauriai faini džempukai. Tikrai labai dar kartą dėkojam. Žiauriai faina. Tikrai nuostabi dovana, sušildė mūsų širdis. Ir dar sušildys mergų širdis. Ir ne tik širdis, bet ir kūnus. Tai va, ir tikrai labai fainai kažkaip buvo pasišnekučiuot, kad ir dviese, kad ir taip ramesniai tokioj. Bet keista, jo, bet smagu ir tikrai labai ačiū tau už šitą epizodą. Ačiū tau. Ir tą progą priparkuojam. Ir gražaus jums pasiruošimo šventėms. Nesiparinkit, nestresuokit. Jeigu stresuojat, tai reiškia sustokit. Pakvepuokit ir pagalvokit, ar tikrai kažkaip tai jau labai taip svarbu yra. Nes... Ir jeigu reikės patarimų, kaip nusiraminti, tai už porą savaičių gausit. Iki.